Labas rytas visiems. NMPP egzaminai praėjo ir pagaliau atėjo laikas padaryti man šių metų egzamino speedruną. Jei ką, mano svetainėje yra jau sukelti lygčių sistemų visi video ir panašiai, tai jeigu norite prisijungti ir tai visai galite matketv.lt ir viską išmokti matematikos. Ten yra teorija ir praktika ir visi uždavinių sprendimai ir panašiai. Tai yra puikiausias būdas mokytis matematikos. Gerai, užtenka reklamos, grįžtam prie NMP. Ir mažas disclaimeris, pastebėjimas, aš 3 uždavinius padariau, nes manęs prašė digi klasės mokiniai, tai aš jums paaiškinau, bet šiaip tie uždaviniai nebuvo labai sunkus, tai tikiuosi, kad manęs labai smarkiai nepaveiks rezultatų. Gerai, pasiruošę, galime pradėti. Taigi, pirmas klausimas, taip, pradėkime. Reiškiniai, atlikime veiksmus, gausim 1/5, ar ne? 1/3, aš nemoku matematikos. 1/3, iš karto vos nepadariau klaidos. Dar dabar čekinsiu, kad nebūtų tikrai nesąmonių. Tai viskas gerai. Toliau, trauksime. Teisingą atsakymą antruoju, tai bus 9, bus 12, ar ne? Čia nais 12, nes čia 9, o čia nais 3. Gerai, važiuojam toliau. Gerai. Trupmena, kur didesnė už 1/2, bet mažesnė už 3/4. Tai 4/8 ir 6 bus 5/8. Gerai, važiuojam toliau. Kelimieji metai. Kalendoriniai metai turintis 360 dienas. Reikėjo pajudinti, kad matytumėte uždavinius. Taip. Tai čia 28. Gerai, viskas gerai. 28 yra keliamieji, nes buvo 24 keliamieji. Šiaip keista, kad nepasakė, nuo ko matuoti. Šiaip tai gerai, pasako. Viskas gerai, beliekanas. Gerai. Palyginim skaičius. Čia turim sudėti ir gausime 6. Čia kai kurie žmonės nori ištraukti pirmą šaknį. Ne, čia bus 100, tai bus 10, tik tai reiškia 14 yra daugiau. Ir važiuojam toliau. Kol kas jau minutė praėjo, tai su biškiu turim ties 6 klausimų. Vienos, kurios per metras didžiausias. Tai šitos perimetras didžiausias. Gerai, nuostabu. Didžiausias perimetras, apskaičiavome. Toks triki klausimas. Važiuojam toliau. 7. Dėsningumas ir šitie trūkstama skaičių. Tai mes dalinam iš 3. Gerai. Važiuojam toliau. O ne, skaičiai. Kas čia sugalvojo šituos? Pusiaukampinė, BD, pusiaukraštinė. Gerai. Dviatkarpas. AC ilgi. Gerai, čia yra lygo. O ne, tai reikia spręsti lygtis, nepasiėmė lapo, bet nieko tokio, tada x bus 4. Taip, x bus 4, reiškia AC bus 12, 20, 40. Gerai. Ir 10, ten atsisakė, ar ne? Gerai. Reikia pasimti lapelių rašymui. Kurios sprendinys yra skaičius 8. Gerai, aš rašysiu tą viską planšetėje, tada spręsiu. Gerai. Aš apsikrovau dalykais. Tikrai man reikėjo pasimti čionais ir turėti rašymo priemonės. Gerai. Tai čia 7. Gerai. Speedrun. Gerai, varom kuo greičiau. Jau praėjo 3 minutės su trupučiu. Taip. Čia. Kuris teisingas? 1. Okay. Ne? Taip. Tęsim toliau. Gerai. O ne, tiek daug teksto. Vienoje pranašė klaustumas 2 grafikai. Frontas 2 vaikų startavusių šventoje greičių nuo laiko. Gerai, tai mes turim laiką ir turim greitį. Gerai, greitis čia toksai. Gerai. Pirma 10 sekundžių starto. 10 sekundžių. Gerai.
Koks buvo Manto ir Jono greičių skirtumas praėjus, gerai, tiesiog 4 sekundėms skirtumas buvo 4 metrai per sekundę. Nesąmonė, per lengva. Per daug skaityti reikia iš karto jas rašyti. Gerai. Abiejų nelygybių visi sprendiniai sutampa. Visi keliam kitą pusę. Tai šitas. Jo, panašu, kad šitas dar galim double checkinti, bet panašu, kad kartą turėjom teisingą atsakymą. Taip, viskas gerai. Iš karto mums pakliuvo teisingas atsakymas. Gerai. A ir B lygiagrečios, gerai, raskite X kampų didumus ir rašykite atsakymus į langelius. Gerai. Ar telpa jums visi vaizdai? Telpa, gerai. Taigi, tai Y yra lengvas, bus 145. O X 50. Ok. 2 taškai. Ok, 2 taškai. Gerai, supratau. Gerai. Nežinau, man atrodo, kad nėra per sunku šitas testas. Kol kas. Atsakymą. Taip. Sudėkime ir gausime, kad 2x yra 8, vieną sprendinį. Taip. Turi vieną sprendinį. X yra 4, o Y yra 0. Gerai. Žiūrėjom toliau. Kuris man neteisinga? Tai šitas, ar ne? Gerai. Tai tada bus formulės, tikiuosi mokate. Daugiau tos klaidos nepadarysiu. Vidurio linijos EF. Atsakymas yra 10. Gerai, nes vidurkis. Toliau. 4 stulpelių diagramų vaizduoti tie patys. Tai panašu, kad šitam. Gerai, žiūrėjom toliau. 8 vienodi spausdintuvai. O, ne. 24 valandas. 6 tokie spausdintuvai dirbami kartu. Ok, taip. Iš viso, kiek valandų jie spausdina? Kiek valandų spausdina? 8 kart 24 109. O šis spausdintuvai dalinami 6 bus 32. 32. Gerai. 22 valandas. Puikiai sekasi kol kas. Prieš 6 minutės esam ties 20 uždaviniu. Gerai. Kalbos yra S kart M. Šitas. Gerai. Gerai, viskas aišku, gana lengva. Kuriam aš noriu teisingas? O, ne. Ne, aš vis to pasirašysiu, atsiprašau. Tik mes gausime 2,50, o pačioj 3,25. Okay. Ką aš čia savo galvoju? Nu, va, mokytojas. Taip. Tai čia tram 6,25, pačioj 9,25. Tai bus tiesiog 2,50. Jesus. Ok. Vos nefeilinau šito. Gerai. Viskas gerai. Wow, šitas sunkus. Šitas rūpučio gudrus. Gerai. Šitas buvo pats... Gaila, kad nėra pasirinkimų, pavyzdžiui, kad būtų 2,25, tai gal ir nėra labai iš ko rinktis. Apskaičiuokite. Gerai, tai aš tiesiog padalinsiu. Tai čia bus šaknis iš šiam. Tai 6 minus 3 bus 3. Gerai. Šitas gal dar nieko. Taip. 6 minus 3. Gerai. Viskas aišku. Važiuojam toliau. A lygiai yra tai, nes... Taip.
Taip, tai E kampas ir CBD yra lygus, nes vidaus priešiniai. Šitą beje uždavinį man buvo parodę, tai šitą pasakysiu. Ir aš čia noriu diskutuoti daugiau, bet čia nėra ką skaičiuoti. Jeigu čia ir čia yra lygu, tai net nereikia šito skaičiuoti. Tai reiškia, čia bus 10 šone, nes lygia šonis trikampis. Tai čia 10, tai visas perimetras lygiai gretai nebus 18, 18 tram 6 ir dar 20, tai 56. Gana paprasta. Gerai, šitą nesu matęs, daug nesu matęs. Čia daug klausimų, o dieve. Taigi, šešiaženklis kuliukas. 1, 2, 3, 2, gerai. Kuliukas metams stebime, kiek akučių iškrito viršutinėje sienelėje, kurie mažiausiai tikėtinas. Mažiausiai tikėtinas. Šansai visų yra lygus. 1, 2, 3 iškristi. Mažesnis už kitus. Tik 1 iš 3. Mažesnis už 3. Tai 4 daug variantų. Nelyginęs tiek pat variantų. Lyginęs mažiau. Va, gerai. Lyginės mažiausiai variantų ir metamas skaičiuojant ant viršaus apatinių sienelių sumą. Negalimas. Pirmas negalimas. Pirmas yra akivaizdžiai neįmanomas, nes negali būti, nes vienetai nėra priešininkėse pusėse, tai viskas. Važiuojam toliau. Gerai, prieš nepavaizduotas trikampių poros. Du trikampiai nebūtinai yra lygus. Tai tie, kurių kampai sutampa, jie nebūtinai yra lygus. Tai nėra požymis. Gerai. Štai yra 2 skirtingus pasirinkimus. Pasirinkite duomenis lentelėje. Kiek procentų šios mokinių balsavo už populiariausią kelionės kryptį? Čia yra geras bairis, nes procentais mes turime žiūrėti, kad, 21 ne iš visų, o mes turim sudėti visus skaičius ir padalinti iš 2. Kodėl? Nes visi balsavo po 2 kartus. Tai reiškia, turime 20 plus 15 plus 21. Tai tiesiog turime 56. Kiek procentų? Dieve, 1 taškas? Tai gerai, 21 iš 56 prastiname, iš 7 bus 3 ir 8. 3 iš 4, aš nepadalinau iš 2, aš genijus. 3 iš 4 bus 75 procentai. 75 procentai, gerai, pasirašome, puiku, iš 28 vaikų. Taip, gerai, šitas normalus. Nupirko sąsiuvinį. Pirmas laukas paėmė 4, tada paėmė 1/4 likusių. To liko pusę nupirktų sąsiuvinių. Tai gerai, einam iš kitos pusės. Gerai, tai iš pradžių buvo pusė, tada einam atgal, Leonas paėmė 4, tai dar buvo pusė plus 4. Liepa paėmė 1/4. Dieve, tai paėmė 1/4 likusių. Tai reiškia, čianais yra... Gerai, aš galbūt padarysiu, ką aš aptalinsiu, ką aš darau. Grįžkime čianais, darau čianais veiksmus ir bandau suprasti. Gerai, tai x plus 4 yra 3 dalis. Ketvirtadalio. Čia sunkus. Šitas yra sunkus. Lukas paėmė 4. Aš nežinau, kaip šitą daryti. Greitai. Gerai. Ok. Tai čianais yra... Gerai. Čia yra visi sąsiuviniai. Liko pusė, tai yra šitas. Gerai, o žinot ką, aš praskipinsiu, kol aš tą vėliau padarysiu. Atsiprašau. Aš pasimečiau su šito. Geras uždavinys. Patikit 3 startiniai reiškiniai. Skiriasi nuo 4. Čia 3 šimtuoju.
Gerai, šitas skiriasi. Dabar lengvi uždaviniai. Vienas sunkus ir daug lengvų. Šiaip yra greitesnis būdas turbūt spręsti 2/7, aš tiesiog labai lėtu būdu, plus jau praėjo 14 minučių šakės. Reikėtų gauti stačiakampio greta sienio. Tai jo, tai reiškia vieną iš jų turis pačius plotas. Ok. Tai kiek yra pas mus dalių? Yra 4 viršui, 4 apačioj ir iš šonų yra 16 plus 2 yra 18 sienų. Reiškia, kiekvienos plotas yra 2 kart 2. Tai 2 kart 2, tai reiškia, kad yra 2 kart 2 vienos sienos plotas. Vieno tokio kubo paviršiaus plotą. Tai vienos sienos plotas yra 2. Yra 2 vienos sienos. Vienos sienos plotas yra 2 metrai kvadratu. Tai yra 12. Yra 12 vieno. Taip, teisingai. 12 yra vieno. Taip, ne 9, 12. Gerai. Teisingus. Gerai, tai ne šitas, o šitas ir šitas. Gerai, ar tikrai tinka? Ne, šitas netinka, aš ką darau? Šitas. Ne to nepaspaudžiau. Gerai, taip, tai akivaizdu, kad šitas tinka ir tinka tas apatinis. Gerai. Puiku. Šitas geras, aš noriu nusifotografuoti, noriu papasakoti, ką aš dariau, nes man šitą man parodė. Iš tikrųjų, aš šitą mačiau, tai aš noriu pasakyti, kokiu juokingu būdu sprendžiau. Aš nusprendžiau spręsti jį labai juokingu būdu. Tuoj duosiu ir pasidalinsiu vaizdu. Taigi, mano būdas šitam uždaviniui spręsti buvo toksai. Aš sakau, mes galim spręsti, atimti šituos keturkampius, ar ne? Tai yra trikampius atimti ir viskas ok, mes randam trikampio plotą ir jie atimame. Bet aš čia matau, kad yra į trečdalius padalinta. Ir aš ką padariau, aš toks suskirsčiau į 9 lygius kvadratus. Kiekvieno iš šių plotas yra kiek? Tai 8 dalinti iš 9 yra 9. Tai vieno iš šių plotas yra 9. Ir kiek mes turime? Mes turime 9, bet turime minus 2. Čia pusė ir mes atimam iš to 2 kvadratus iš 9. Tai reiškia, jeigu plotas yra visko 8,1 ir mes atimam 2 kartus po 9, atimam 18 ir gausime 63. Yra turbūt buvo aiškesnis būdas spręsti atimant trikampius, bet aš sakau, velniop, noriu spręsti šitaip. Man atrodo, šitas yra juokingesnis ir galbūt netgi olimpiadiškesnis būdas, kengūriškesnis būdas spręsti. Gerai. Kuri klaidinga? Lygybė yra klaidinga. Nenoriu rašyti niekur, noriu išspręsti mintinai, bet jaučiu, kad atsiskliausiu, žinokite. Jaučiu, kad reikia atsiskliausti viską, arba bent jau dalį. Na gerai, įsikeliame ir pažiūrėkime, klaidinga ar neklaidinga. Tuoj dalinamės vaizdu ir bandome išsiaiškinti. Gerai, taigi, pirmas... Dieve, kaip tingi skliausti viską. Tai aš pradėsiu nuo šitų atskliaudimų visų. Tai bus 2ax minus x plus minus 2ay plus y. Gerai, pirmas teisingas. Toliau antras, atskliauskime. 2xa minus x plus minus 2ay. Čia tas pats visur. Ne. Pirmi 2 vienodi ir kiti 2 skiriasi.
ir tada čionais va plus y, tai šitas jau bus taip pat teisingas, labai gerai, nes tie patys. Okay. Toliau šiandien spaudžiam lyg gausim tą patį, tik tai gausime atvirkščiai vieną dalyką. Tai vėl 2ax plus x ir minus 2ay minus y. Gerai. Tai šitie, žiūrėkime, ką mes turime. Tai mes gausime, kad tai pradžios turi būti vienodos, tiesiog skirsis galas. Tai plus x ir minus y. Tai neteisingas yra trečias. Taip. Nes gausime. Šitas, žinokite, užtruko ilgiau negu norėjau. Gerai, važiuojam toliau. Ir šitas. Mėtama išsimokėtinai prie telefoną, gerai, 500 sumokėt 2% kainos. Tai reiškia, lieka 400, iš karto pasižymėsiu, nes kodėlgi ne. Paskui 2 metus kas mėnesį. Tai bus tiesiog 5 daugiau, tai 8 daugiau. Taigi 24 po 20 eurų bus 480 plus 100, kuris sumoka pradžią, tai reiškia bus iš viso 580 eurų. Nežinau, čia geras dylas, nežinom toliau. Faina figūra. Neįsprendžiau 3 ir 9 iš čionais. Tik apskritimai, kuris antrai yra. Gerai. Tai AB, OB, OC. Tai gerai. Mažiausio jų čia plotą reikia, ar ne? Plotą. Gerai, mažiausia yra vienas spindulys, gerai, vienas spindulys yra 1, 2 ir 3. 1, 2 ir 3 yra spinduliai šitų apskritimo. Tai pirmo plotas yra 1π, antro plotas yra 4π ir trečio plotas yra 9π, nes 3 kvadratu kart π. Ir tada iš 9 atimant 2 mažus gausime 4π. Wow, labai įdomu. Sutampa užtušuota teritorija su tuo didesniuoju. Visiškai pilnai. Kaip įdomu. Bet panašu, kad taip turėtų veikti. Gerai, tai yra 5 uždavinys. Jo, tai čionais tiesiog nuo 1 iki 100 skaičių suma. Tai čia galim sakyti statyti formulę. Aš šitą uždavinį, šitos skaičius moku mintinai, aišku, kaip mokytos, kiek bus nuo 1 iki 100 suma, bet įsirašome, įsirašysiu į uždavinį šitos skaičius. Taigi, ir paaiškinsiu, kaip spręsti. Iš karto paaiškinsiu, kaip spręsti. Gerai, mes tik turime nuo 1 iki 100, tai mes įsirašome, šito nereikia daikto, vietoj n100. Tai 1/2 kart 100 kvadratu plus 1/2 kart 100. Aš, jeigu nežinočiau, aš taip spręsčiau. Ir tada 100 kvadratu yra 10 000, tai 1/2 kart 10 000 plus 1/2 kart 100. Tai čia dalinam iš 2 bus 5000, o čia bus 50, nes dalinam iš 2, tai bus 5050. Fantastika. 5050. Ir mes užtrukome jau 20 minučių. Tikrai, man atrodo, truputį ilgesnis. Gerai. Kaip man šitą uždavinį spręsti greitai ir nesusipainioti? Gerai. Gerai. Finansų laukas paėmė 4 asmenis. Visų likusių. Leonas. Aha. Čia gal atvirkščiai reikia man daryti, iš tikro. Aš net nuo tos pusės pradėjau. Tarkime, buvo x. Aš gal pasirašysiu. Pasidalinsiu, ką turiu, gerai, su lenta. Aš jau dalinuosi lenta. O Dieve, aš nematau, kaip sprendžiau uždavinius prieš tai. Tikriausiai. Kuris buvo mano paskutinis? Ne, viskas gerai, viską matėte. Gerai, tai tarkime, visi sąsviniai buvo x. Gerai, buvo x, buvo pilni sąsviniai. Tada mes atimam 4. Tada viską dauginam iš 3/4, nes tiek liko.
Toliau dar paimam 4 ir lieka pusė x. Žinot, ką va taip reikėjo spręsti? Aš ne nuo tos pusės akivaizdžiai pradėjau ir aš su jumis nesidalinu vaizdu. Šaunuolis mokytojas. Va. Prašau. Taigi, mes turime čionais, užsirašiau. Matėme 4 ir užsirašiau lygti x čionais. Atskliaučiame, gausime 3/4 x minus 3 minus 4 lygu pusė x. Aš atimu į kitą pusę, tai 1/4 x yra lygu 7, dauginam iš 4, gausime, kad x buvo 2,8. X buvo 2,8, pasitikrinkime. Taigi, 4, tada atėmė 6 ir dar 4. Taip, gerai, viskas gerai. Dieve, labai blogai sprendžiau. 2,8 labai nepatogiu būdu sprendžiu, bet nieko tokio. Gerai, puiku. Visus padariau per 24 minutės. Spaudžiam suvestinę, spaudžiam pateikti. Ar bus gerai? Yes. Gerai. Labai juokingai būčiau padaręs klaidą. Gerai, ačiū visiems. Užtrukome 22 minutės, daugiau negu planavau, negu norėjau, 24, man atrodo, minutės, daugiau negu norėjau. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjo šitą metinės. Gerai, sėkmės visiems.